Labą dieną. Labą dieną. Kuo studentai vardu? Jau nebe studentai. Kuo vardu jūs? Mona. Как тебя зовут? Зоя. Кто такая? Да я žinau. Вот так. Kuo jūs vardu? Ovidijus. Tai jūs čia poilsiaujate ar gyvent Palangoje? Negyvenam. Jau 3 metai. 3 metai? Taip. O mes 3 metai vedę. Tai bent sutapimas. Tai bent. Sakyt, va, a jums žiemą nešalta Palangoje? Ne. Man Palanga žiemą yra kaip žiemą vasaris. O jūs čia vaikštote be kepurių, be skarelių. Aš visada taikau savo šią frazę, kad nėra blogo oro, yra bloga apranga. Va, teisingai. Šiltai apsirengi ir keliauji. Вот, жена дорогая, потом тебе переведу, если будешь хорошая, išversi. Tai вот, aha, tai šiandien yra vasario, kas 24. Ir kokios nuotaikos yra, Labai geras. bet čia liūdna, tie vasara Palangoje. Vasara ne. Nei vasara, nei žiema čia neliūdna. Neliūdna, jo. Jūs jau čia dirbat, mokotės kaip studentai? Dirbam. Dirbat, Taip. supratau. O kaip, žiemą yra darbo Palangoje? Yra darbo žiemą? Tikrai yra. Okay, čia įdomu. O čia yra Palangos autobuso stotis. Esam Palangos autobusų stotį. Tai kaip leidžiat laiką per išeigines? Na ką, kaip kada vaikštom, važiuojam į kaimą. Į kaimą. O Palangoj būna žmonių šeštadienis iš Lietuvos? Būna, savaitgaliais visada Palanga yra prikimšta žmonių, daug automobilių, nėra kur pasistatyti automobilių. Aha. Bet jūs vaikštate peškom, jo? Ne visada. Visada? Ne. Supratau. O draugas ką veikia? Aš muzikantas. Supratau, o čia linksmas gyvenimas. Čia linksmiau gyventi. Mes ne muzikantai, Ne. žmona lietuviškai dar nemoka. Šiandien 3 metai kaip vedė, tokie dalykai, tokie dvigubą šventė yra. Nu kągi, ką gali dar perduot linkėjimų Žemaitijai? Šiemet sukanka Žemaitijai 1000 metų, aš žinot. Ne. 1000 metų. Aš kaip Žemaitijos prezidentas jums linkiu ypatingos laimės ir sėkmės asmeniniame gyvenime. Ačiū. Ir nepamiršk Žemaitijos. Žemaitijos Ir žemaičių kalbos. Jo, nepabėgti Žemaitijos, o būtent gyventi Žemaitijai, kurti šeimą ir kurti tėvynę Lietuvos labui. Nu kągi tada, sėkmės. Sėkmės. Vakare matys save. Sėkmės iki pasimatymo YouTube'e. Ačiū, iki. Iki.